mes su tavim kalbėjom apie tai, ką daryti su skausmu, kada jis yra. Taip. Ir ką daryti, kasdieninė praktika, Kad jo nebūtų. Kad jo nebūtų. Kada jis yra ir apie tą Taip. fizinį skausmą mes jau truputuką pakalbėjom, Taip. ne? Kad pakartok jo reikia priimti, padėkoti. Pradžiai tiesiog dėkoti už patirtį. Ką be Taip. patirtumėt, ar tai gera, ar tai malonu, ar nemalonu, yra kažkokia didesnė užmačia, negu kad mūsų protas gali suprasti, Taip. dėl ko tai yra duota. Ir kuo sąmonė yra platesnė, tuo labiau yra jausmas, kad aš esu visumos dalis. Viską, ką aš patiriu. Girdisi gerai, sako. Girdisi. Ačiū labai. Viskas, ką aš patiriu ne tik dėl savęs. Taip. Aš patiriu, nes taip visumoj yra reikalinga. Ir tada yra tas įprasminimo jausmas, kad aš patiriu, nes man šita pamoka reikalinga. Taip. Ir visumoj yra reikalinga, kad aš būtent tai patirčiau, būtent to vietoj, būtent tokiu metu, būtent tokiu būdu. Ir tada, visai kitas ne per aš, man, Man skauda, Taip. man blogai. Ypač jeigu užduodat savo klausimą, kodėl man taip, tai šitas klausimas veda į jūsų protą ir jūs ten galite archyvę savo patirčių kapstytis ilgai ir nuobodžiai ir nerasite atsakymų. Taip. Nes pagrindinis atsakymas dėl to, kad tiesiog taip yra. Taip yra. Nes taip yra geriausia. Tik tai galbūt tą akimirką sunku matyti, sunku suvokti, dėl ko taip yra geriausia, kur tai veda ir ko tai moko mane ir kitus žmonės. Taip. Jo? Dabar, kad skausmo nebūtų. Taip. Ką darom kasdien, Taip. kad neatsirastų ir fizinis, ir tas, ir Taip. emocinis skausmas. Išvengti savo gyvenimo kelionės neįmanoma. Mes nežinom kiekvienam, kokia jinai mums yra reikalinga, kokia Taip. jinai mums duota. Jinai mums yra reikalinga lygiai tokia, kokia ji yra. Bet aš matau, kad sąmoningumas, tas atidesnis stebėjimas, domėjimasis savim, Taip. nebuvimas jausmų perkrovai, reiškia prižiūrėjimas savo jausmų sistemos. Taip. Vyram. Jeigu yra jausmas, iš to gimsta mintis, iš to gimsta sprendimas, iš to gimsta veiksmas. Reiškia neužlaikymas veiksmų. Taip. Moterim neužlaikymas jausmų. Tai padeda nebūti skausme. Aišku, yra dar atskiras darbas, kurį galima dirbti su kiekvienu žmogum, tai yra darbas su protu. Tai, kad protas, jis tiesiog atsidurtų savo vietoje ir dirbtų pagal savo paskirtį. Nes jeigu protas jisai apima visą žmogų, Valdo. taip, gaunasi jisai nebėra įrankis dėl žmogaus. Gaunasi žmogus tada dėl proto. Tada visiškai ne tie procesai ir taip protas veda į labai daug skausmo. Tai galiu Bet kartu išvengti skausmo visiškai neįmanoma. Ir gal ir nereikia, nes kaip tu sakei, čia yra Kam jo vengti? Taip. Mhm. Kokie jūsų santykiai su skausmu? Kaip juos priimat? Ar dėkojat, ar pykstat, ar gaila save? Parašykit, jeigu galit, kaip jūs priimat tą skausmą. Ir aš dar norėjau reziumuoti, kad jis neatsirastų tas skausmas. Nereik užtest kažkokią sprendimą, Taip. vyrams veiksmą, ne? Taip. O moteriams jausmą. Taip. Neužslopint ir neužsikimšt. Taip. Teisingai aš tai Taip, supratau? taip, nes jeigu jausmą nurysi, kažkada jį reikės išspjaut. Taip. Kosint, temperatūros būdu, Taip. tiesiog jausmų perkrova, kai visai galbūt nesusijusio žmogaus su tuo tiesiogiai jausmu tu jį išliesi. Tiesiog prižiūrėti save ir domėti savim. Ir tas sąmoningumas, aš jį suvokiu kaip labai daug atidžiai domėtis, kas aš esu, kaip aš veikiu, kas aš per sistema. Kaip čia yra viskas. Kaip aš veikiu. Ir aš veikiu pagal savo paskirtį, ar aš veikiu pagal savo prigimtį. Nes, pavyzdžiui, moteris, jeigu jinai nukeliauja į vyriško būdą gyventi, ji kentės, jai tikrai skaudės, tai natūralu. Tai ten skauda. Taip. Melavimas savo. Taip. Vėlgi. Nuoširdumas jisai gelbėja. Aš irgi esu patyrus tą ego laikotarpį, kai buvo ego evoliucija. Labai skauda. Labai daug susikūrimas skausmo. Nes
kai veikimas yra nejaučiant visumos, tik tai aš ir mano norai, ir mano poreikiai. Nu savaime, kad vyksta atotrankos su kitais žmonėm. Nes gaunasi, kad tada aš rūpiu savo labiau negu kad kiti. Nu, Taip. aš žinau, kad sąmoningas mylėjimas savęs yra, aš rūpiu savo labai ir lygiai taip man rūpi ir kiti. Ir tai nereiškia, kad aš jam nesukelsiu skausmo. Mes niekad nežinom, kur, kam, į kokią žaizdą pataikysim. Ir kaip kiti, kada į kokią žaizdą pataikys. Bet sakyčiau, ta stiprybė yra pasitikėjimas ryšiu. Kad jeigu aš pasakysiu nuoširdų jausmą, kurį tau jaučiu, kad ir tausiai nemalonus, kad ir tausiai malonus, nu, ne apie tai. Taip. Tai mūsų ryšys nuo to tik sustiprės. Jeigu mes pasiruošusios pakankamai, jisai sustiprės iš karto. Jeigu nepasiruošusios, galbūt po kažkurio laiko. Bet ryšys sustiprės, nes įvyko nuoširdumas. Įvyko tikras susitikimas jausmuose. O jeigu kažkur nedasakau, kažkur sakau kitaip negu jaučiu, mes nesusitinkam. Ir tas skausmas, jis irgi reikšis. Ir skausmas visuose lygmenyse yra skausmas. Atrodo, fizinis skausmas, dar klausimas, ar fizinis skausmas labiau skauda negu jausmų arba santykių skausmas. Ypač vat su tėvais, kai negali, kai žmogus negali pasiekti savo šaknų. Žinok, jaučiu pereit į tėvų temą. Gerai. Nes jeigu palietėm tą temą, Taip. Mes pakalbėsim dabar apie skausmą, kurią mes patyrėm su tėvais. Taip. Bet kaip vaikai, ane? Taip. Kol kas ne kaip mes tėvai, ane? Jo. O kaip vaikai. Taip. Aš norėčiau, kad jūs irgi parašytumėt, ar įdomi šitą temą jums. Ir kas irgi ką tik prisijungiam, mes norim paskelbti, kad mes su Smiltėja nusprendėm padaryti tokią seriją laivo, tokią kaip programą, net pasakyčiau, kur mes galim kalbėti į bet kokią temą. Ir jeigu jūs norėtumėt kažkokią temą, kurie jums įdomi, kurie jūs norėtumėt, kad mes aptartumėt, parašykit, prašau, irgi komentaruose, apie ką jūs norėtumėt išgirsti, kokią temą norėtumėt paliesti, mes būtinai irgi padarysim atskirą laivą pagal jūsų norus. Kiekvieną savaitę mes su jumis susitiksim ir bus vienas arba daugiau mūsų laivų. Tai ačiū labai jums, kad žiūrit. Galėsim nuosekliai kartu augti ir jūs galėsit dalintis, kokį jums duoda naudą, tai ką jūs gaunate per mus. Ir ypač, kai tai vyks nuosekliai, jūs galėsit atpažinti, kaip tai veikia jūs, jūsų šeimą, jūsų gyvenimą. Kokia eina transformacija, kokie greičiai ir kaip. Tai tada grįšim prie tėvų temą, skausmas su tėvais. Galit irgi parašyti nuo 0 iki 10, kaip jaučiat, ar turit jūs tą skausmą su tėvais ir kiek jaučiat, galit parašyti skaičiukas, ar tiesiog, kad čia yra, ir ar norėtumėt irgi daugiau šitą temą pasigilinti, ir gal turit kažkokių konkrečių klausimų, tai drąsiai rašykit. Na, mes tada perėjom prie tą skausmą. Kas tas yra skausmas su tėvais, iš kur ten yra jo pradžia, kaip jis atsiranda ir aišku, tas klausimas, kaip su tuo būti, kaip atsikratyti, ar išgyventi, priimti, pastebėti. Papasakok iš savo patirties. Nes aš noriu pasakyti, kad aš pamačiau Smiltėjos tėtį ir čia pavyzdingi iš tikrųjų santykiai, kaip jūs bendraujate tarpusavį, kaip visada tu gražiai atsiliepi, koks pas jūs ryšys. Ir čia nuostabu. Papasakot, nes tikrai iš tavęs toj temai aš noriu tiesiog gerti iš tavęs tą informaciją. Taip. Labai gražu. Taip, aš esu tikrai jaučiu begalinį dėkingumą savo tėveliams už absoliučiai viską, ką aš patyriau su jais, jų dėka ir ką aš toliau patiriu. Dabar ryšys yra toks užaugęs, kad mes galim tiesiog mėgautis kartu, mokytis gyvenimo su jais. Bet aš jau jaučiuosi kaip jau užaugusi dukra, jau paleista iš lizdo. Va, ta kelionė su tėvais. Aš sakyčiau, kad dažnu atveju yra sakoma, kad todėl, kad vaikystėje kažkas, todėl, kad tėvai ten kažką. Taip, toks vis atsigręžimas į vaikystę. Taip, tame yra prasmė. Tai yra tokios pirmosios stiprios patirtys. Taip. Bet tėvai mums yra duoti mūsų pačių pasirinkti. Taip.
tokie, kurie, aš sakyčiau taip, aš suvokiu, kad šitas įsikūnymas tai yra, kai aš esu, kai aš esu kūne. Tai yra įsikūnymas. Aš kaip dvasia esu šitam kūne. Taip? Ir aš kaip dvasia, tai aš nesmiltėjas. Smiltėja čia tik mano kūno vardas. Taip? Taip. Šitas įsikūnymas yra praeito įsikūnymo kita diena. Kaip gražiai. Ką aš patyriau praeituos įsikūnymuose, aš juk neatsimenu. Taip. Neaišku, kokias aš ten palikau žaizdas, kokius pėdsakus, kam ką įskaudinau, kam ko paėmiau, kiek buvo sąmoningumo, šito mes atsiminti pilnai negalim. Kažkokie dalinai atsiminimai, nuotrupos ateina, ne, ten refingo būdu, arba konsteliacijos būdu, arba dar kažkaip tai, ne, mes prisiliečiam prie tų savo praeitų įsikūnijimų. Bet visko atsiminti mes negalim. Ir aš sakyčiau, kad vaikystė, kai mes keliaujam ego evoliucijos keliu, iki tol, kol galiausiai mūsų ego pasiduoda ir pasveiksta ir širdis atsiveria, tai iki toliai tėvai yra mūsų pagrindinis visatos botagas. Jie yra parinkti tokie, kad jie tiksliai parodytų mums, ką mes atsinešėm iš praeitų įsikūnijimų, kokios gėlės jau sužydėjusios ir kur dar mūsų skylės. Ir jie tiksliai tokio charakterio, tiksliai tokių savybių, įpročių, baimių, džiaugsmų, tikėjimų, netikėjimų, jų pačių santykio su tėvais harmoningo arba chaotiško. Mes tiksliai gaunam tai, ko mes esam verti. Tai, ką užsitarnavom, tai ir valgom. Taip jau yra. Taip, kad tėvai jie yra tobulai mokantis mūsų pačių. Toliau yra broliai seserys, ten giminaičiai, kaimynai ir taip toliau. Ir taip mūsų pasaulis po truputį plečiasi atspindžių prasme. Ir mes galim patirti save vis per daugiau atspindžių, kuo labiau išsiplečia mūsų širdis, mūsų meilės erdvė, kurioje telpa vis daugiau žmonių. Mes vis daugiau galim pamatyti, patirti save per kitus žmonės. Per vienus kaip įtampa, per kitus kaip džiaugsmą, gali būti per tuos pačius ir kaip įtampa, ir kaip džiaugsmą. Ir kuo mažiau mes sureikšminam, kodėl tu taip, ir kuo daugiau mes dėkojam, ačiū tau, tu rodai mane, man dabar, mano skylės ir mano gėlės, tu rodai man. Ir aš tau jaučiuosi dėkingas. Po tai yra sveikimas iš ego. Sveikas ego yra, aš esu ir ką aš galiu padaryti dėl savęs ir dėl jūsų visų. Tai yra sveikas ego. Ego evoliucija yra, aš mano norai negaunu pykstu, aš mano norai negaunu pykstu. Aš ir mano pasaulis. Visi kiti yra mano norų tenkintojai. Arba netenkintojai, tada jie prieš. Taip. Su tais, su kuriais malonu bendrauju, su kuriais nemalonu nebendrauju. Tai čia yra vat siaura sąmonė. Kuo sąmonė labiau išsiplečia, tai yra tiesiog mano patirtis. Ir aš jaučiu, kur man eiti. Aš nevengiu patirčių, aš tiesiog jaučiu, kad man eiti ten ar ten. Ir tada aš einu, nepaisant, kas manęs ten laukia, džiaugsmas ar skausmas. Aš tiesiog einu ten, kur man būti. Darau tai, ką man išpildyti. Ir tiek. Paprastumas atsiranda. Aš taip suprantu. Dabar su tėvais. Taip. Skausmas su tėvais atsiranda tą akimirką, kai vaikas nustoja pasakoti savo jausmus tėvams. Nes jeigu jis jaučia skausmą, natūraliai vaikai jaučia skausmą, bet mama, tai matai. Jie papasakoja, jeigu mama priima tuos jausmus, išklauso juos, vaikas nurimsta ir toliau ramiai žaidžia. Jeigu jinai pila atgal nepasitenkinimą, kad vaikas taip jaučiasi, arba jį baudžia už tai, kad jis taip jaučiasi. Arba sako, su mama taip negalima šnekėti. Jinai neleidžia tiem jausmam pratekėti natūraliu jausmų subordinacijos keliu šeimoje. Vaikai atiduoda jausmus moteriai, kažkiek atiduoda ir vyrui, moteris atiduoda vyrui, vyras atiduoda Dievui arba didesniam vyrui. Atgal jausmai grįžta tik kaip mokymas, tik kaip ryšio stiprinimas, sąmoningai. Jeigu moteris nepaleidžia savo jausmų vyrui, jį juos kažkur pils, gali būti ant vaikų. Jeigu jį pils savo jausmus ant vaikų, vaikai dažnai bus būsenoj, aš galiu numirti nuo jausmų, nes krūvis nepakeliamas. Tada vaikas išsigąsta, nueina į protą
ir vertina. Aš labai blogai jaučiuosi, kai ant manęs pila jausmus. Gal geriau nesakysiu, ką jaučiu. Tada nustoja abu augti, ir mama, ir vaikas, arba tėtis ir vaikas. Jie nustoja augti, nes vyksta paaiškinimas, kad nereikia taip jaustis, tai kodėl čia taip, man per daug, taip, ne? Tai vyksta tada, kai tėtis ir mama yra neužaugę patys, nes jiem netelpa vaiko jausmai. Jeigu jie pasiruošia, tada vaiko jausmai telpa tai moteriai, moteris tiesiog juos atiduoda toliau, ji žino, ką daryti su savo jausmais. Jeigu ji nežino, ką daryti su savo jausmais, ir buvo tokių klienčių, kur sako, aš negaliu dukters išklausyti, man per daug, aš po to blogai jaučiuosi. Tai blogai jaučiuosi ne todėl, kad išklausau dukters jausmus. Todėl, kad išklausius tuos jausmus, man kyla jausmai kaip reakcija ir aš nežinau, kur paleisti toliau. Taip. Ačiū labai, Žavinta. Taip. O jeigu aš žinau, kaip elgtis su savo jausmais, aš tada nebebijau ką nors jaust. Nebebijau patirti tokius ar kitokius jausmus, nes aš žinau, ką su jais daryti. Taip. Ir jeigu moterys norėsit mokytis jausmų kompetencijos, mokytis jausmų alchemijos, aš mielai to mokau, mielai lydžiu tuo keliu. Tiesiog išauginti tą jausmų kompetenciją galima, nepaisant to, kad mamytė to neperdavė. O kai jūs auksit, jūsų mamytės irgi atspindžio principų savaime visatos bus patikslintos ir juose įvyks transformacijos su jomis nieko nedarant. Didžiausia kvailystė yra norėti tėvus pakeisti. Pamokyt, kad mes nesijaustume kažkaip, nes jie tokie. Čia yra visiškas egoizmas. Arba kaltinti tėvus, kad jie tokie. Jie tokie. Ir jie kažkaip labai stipriai prilipdyti prie mūsų šitam gyvenime, šitam įsikūnime. Kodėl? Yra užmačia. Yra užmačia, nes jie puikiausiai išpildo savo vaidmenį. Kai tik tai vidus subręs ir užaugs, tėvai nustos jūs plakti. Pradės palaikyti, pradės dėkoti, pradės girti, džiaugtis, aš tą patiriu. Ir atsiranda sveikas ryšys. Atsiranda ryšys, kai mes galim kartu eiti per skausmą ir džiaugsmą brandžiai. Ir kalbėti apie tai, kaip tau, kaip man. Aha, šitoj vietoj tavo yra ribos. Čia dar negalim praeiti. Gerai, tai būnam taip. Toks abipusis atidumas, abipusis brandumas bendraujant. Taip. Tiesiog nuoširdus domėjimasis vienas kitu. O jeigu vaikas guli ant grindų, rėkia, klykia, man taip, duok man tą, tai nei jisai save tuo metu myli, nei tėvus, nei visus kitus. Yra tik tai jo poreikiai, kurie nepatenkinti ir privalo kažkas patenkinti. Ir daug žmonių yra, kurie jau yra, atrodo, pagal amžių, šito kūno, jau yra brandžiam amžiuje, o vidus yra 3-7 metai. Ir tada labai sudėtinga. Tai aš sakyčiau, kad auginti savo vidų visokiom metodikom, kokios jūs patys mokate, aš talkinu tame kelyje užaugti, aš žinau, kaip aš tuo keliu nuėjau ir kaip kitiems žmonėms padėjau, kaip jie nuėjo tuo keliu. Tam, kad tiesiog leisti tėvams būti tokie, kokie jie yra ir užaugti tiek, kad pasikeičia mano reakcija į tai, kaip jie gyvena, į tai, kaip jie elgiasi, į tai, kaip jie šneka, kokia jų nuomonė, koks jų požiūris. Taip. Ir tą galima padaryti. Nors iš tikrųjų būna akimirkų, kur galbūt jums atrodys, kad beviltiška situacija. Aš jau ir tą dariau, nieks nepadėjo. Tai, ką darėt, viskas veikia, bet galbūt 10%, galbūt 5%, jūs pasistumėjot kažkiek, jeigu jūs tą temą kažką darėt. Tik jeigu jūs darėt vienintelį dalyką, bandėt būti tėvams psichologais, tai žinoma, tai neveikia. Nes jūs tada kalbat ne iš savo vietos. Taip. O atpažinti tą savo vietą, dukters ir sūnaus, tai tiesiog toje vietoje reikia užaugti. Ir tada atsiranda nebe mąstymas, kaip būti dukra ar sūnum, bet jautimas. Aš jaučiu, kaip man būti dukra. Ir aš jaučiu, ar aš kalbu iš savo vietos ar ne. Ir tada, kai aš užaugau į dukrą, aš galiu augti į kitus vaidmenis, sąmoningai, nuosekliai. Viskas iš eilės. Pavasaris, vasara, ruduo, žiema. Pavasaris, vasara, ruduo, žiema. Kaip gamta idealiai sukurta. Tai pasėję sėklą, nesitikė, kad rytoj sužydės. Reikia laiko. Reikia laiko ir nuoseklaus sąmoningumo.
Aš noriu paklausti dar, ar gerai mūsų girdisi, ar geras garsas, ar geras vaizdas, prašau pažymėkit, parašykit, ar viskas gerai, mes tada pratęsim. Ar galima garsiau truputuką kalbėti. Ačiū labai. Asmintė, dar noriu čia irgi čiūčiut rezumuoti, ne? Su tėvais. Jausmų perdavimas teisingas, dėkojimas, eiliškumas. O jeigu jau yra skausmas, yra nauskauda, ir mes dar neužaugam į tą vaidmenį, kurį tu sakė, ne? Mes dar vis tiek vaikai, kurie turim savo vaikų, ir yra skausmas iš tėvų pusė, nežinau, ačiū labai, viskas super. Ačiū Indrė, ačiū Elena. Ką daryti, jeigu tas skausmas yra, o mes dar nepakankamai užaugęs? Ir yra tas skausmas, grįžtam prie mūsų tą temą apie skausmą. Yra problema, yra skausmas, kurį mums aišku rodo, kad mes kažką netaip darom, ne? Ką tu patartum tokiu atveju? Jau šiandien, ką galim vėl jau daryti? Papasak, prašau. Pradžiai su savimi dirbti, ne su tėvais kažką daryti. Tėvus mes paleidžiam, mylim, dėkojam. Su savimi. Susitikti su savo jausmais, kuriuos aš jaučiu tėvams. Prisipažinti savo. Aptikti, ką aš iš tikrųjų jiems jaučiu. Nes dažnu atveju yra įsitikinimas, kad reikia tėvus mylėti. Ir aš jeigu nemyliu, tai aš blogas. Ne? Bet ten galima rasti ir keršto, ir noro žudyti, ir agresijos, ir neapykantos, ir įkvėpimo, ir dėkingumo. Ten krūva gali būti jausmų. Bet tiesiog pradžiai susitikti su savo jausmais, nemeluoti savo, ką iš tikrųjų aš jaučiu tėvams. Kokią praktiką galime padaryti? Aš atsimenu, tu man siūlei rašytą, ne? Rašyti laiškus. Papasakok irgi auditorijai, ką galim padaryti, kaip praktiškai, ne? Paimti popieriaus lapą ir rašyti, ką aš jaučiu mamai. Jausmai, mintis, būsenos, kūno pojūčiai, lūkesčiai, patirtis, kokia aš dukra, kokia jinai mama, kaip man tai, kaip aš tai išgyvenu, rašyti. Lygiai tą patį su tėveliu. Ką aš jaučiu tėčiui. Bet dabar jaučiu, ar reikia grįžti į kažkokias situacijas? Savaime, jeigu yra situacijos, kurios yra pakibusios mūsų kūne, jos tiesiog ateis berašant ir mes jas išrašysime. Tai yra pirmas žingsnis, ką daryti tokiai praktikai. Tai pradžioj tiesiog rašyti, kas antrą dieną keisti. Mama, tėtis. Tėtis, vieną dieną tėčio tema, kitą dieną mamos tema ir vėl keisti. Ir labai įdomus dalykas, kai jūs žinosite, kad šiandien vakare jūs rašysit mamos temą, per tą dieną gali būti, vyks kažkokie įvykiai, kažkokios asociacijos, sutiksit kokį žmogų panašų į mamą. Vyks labai labai įdomi seka, kur jūs jau nuo pat ryto būsit susitikę su ta tema ir vakare jūs ją tiesiog išpildysit. Super. Gali būti, kad nieko nevyks per tą dieną ir tiesiog vakare atsisėsit ir parašysit. Bet tikėtina, kad visata jums tvirtins, rodys šitą temą, kur galbūt jūs neįsisąmoninę kažkokių jausmų ir staiga su jais susitiksit. Ir tada paaiškės, kad, tai vis dėlto aš nedėkingumą jaučiu, visai dar daugiau dalykų visokių. Bet visai esmė nemeluoti savo jausmų. Mokytis nemeluoti savo jausmų, kas manyje dedasi. O tam atkreipti dėmesį į save. Ne visada tai malonu. Ten yra skausmas. Ten yra visko. Ir mes esam ir tobuli savo netobulumu ir tuo pačiu netobuli. Mes ateinam į šitą žemę patirčių, ateinam mokytis meilės įvairiausiais būdais. Nebūtinai skaniais, visokiais. Supratau. Praktika. Rašyt. Tėvus neliest. Taip. Jie ne prie ko. Jie padarė patį geriausią, ką galėjo padaryti. Mokė mus mūsų. Mokė mus mūsų. Labai fain. Ir jeigu mes esame užaugusiam kūne, bet nesam užaugę savo viduje vaikas, kuris ten aikštingas, ten toks, ne? Tai tikėtina, kad mūsų tėvai irgi yra neužaugę su savo tėvais. Neišpildė dukters ir sūnaus vaidmens. Tikėtina, kad taip yra. Bet mes negalim jų nustumti į užaugimą. Mes galim tik patys užaugti.
Ir kai mes užaugsim, visata patikslins visus mūsų atspindžius. Su tėvais nieko nereiks daryti. Užteks tiesiog būti savimi ir spinduliuoti daugiau šviesos. Aš esu patyrus tokią situaciją, kai viena klientė man skambina ir sako, mama susirgo onkologinę ligą, ką daryti? Ir man jie atėjo tokia įžvalga. Sakau, tapk labai stipriai laimingesnė savo gyvenime. Užspinduliuok daugiau šviesos. Ir ta šviesa tavo mamą pasieks. Ir kai aš jau susitikau su ta mama, ji jau buvo sveika. Wow. Ir ji jau buvo dėkinga už tą ligą ir dėkinga už tą patirtį. Labai jau buvo daug daiktų išmetus iš namų nereikalingų. Jau daug dalykų vyko savaime, kuriuos aš būčiau jai patarus. Ji jau atvažiavo visą tai padarius. Super. Mes galim keisti pasaulį tik savimi. Tik savimi. Ne kitus stumdyti, šachmatus iš jų. Ar kaip molio masę lipdyti. Vat keičiu save. Kažką pastebiu ir žiūriu, kaip aš galiu savyje tai transformuoti. Ačiū tau labai. Labai. Ar dar turit klausimų su santykiais su tėvais? Ar norit dar kažką paklausti? Gal yra kažkoks konkretus klausimas, kaip būt, gal yra kažkoks skausmas ar kažkokia įžvalga, su malonumu irgi paskaitysim ir atsakysim. Nu ką, su tėvais lengviau, ne? Aiškiau. Jeigu turit dar klausimų, rašykit, o mes tada gal pereisim į kitą mūsų temą, kai išbėgam, ne, iš tų tėvelių namo. Taip, iš tėvų namų. Namų, taip, ačiū labai. Ir tada bandom kurti savo santykius. Taip. Gaunasi vėl mes į kažkokį skausmą, ne, patenkam. Papasakok apie skausmą tarp vyrų ir moters. Taip. Jeigu mes neišpildę savo pirmojo vaidmens, pirmosios tarnystės, kaip dukra, sūnus, išsirauname, iššokam, neišmokę skristi iš lizdo, aišku, mes užsigausim. Paukščių gyvenime yra labai natūraliai. Taip. Kai jau pasiruošęs tas paukščiukas skristi, tik tada jį išstumia iš lizdo. Jo nestumia, kad jis užsimuštų. Ne? Taip. Tėvai įvertina, ar jau tu pasiruošęs. Ar nepasiruošęs. Ir tik tada stumia lauk, kad jau pradėtum skristi. Taip. Kaip gandrai, taip. Tai lygiai tas pats su vaikais. Su vaikais. Vat aš juntu, kad kai aš pajutau, kad aš jau užaugau kaip dukra, aš pajutau tikrai tėvų tokį stumimą. Eik į savo gyvenimą jau, eik. Bet tai darnu. Tai sako, laikas tau savo gyvenimą. Mes jau viską padarėm, mum ramu, keliauk savo keliu. Tai jeigu tai yra išėjimas, kai dukra ir sūnus neužaugia, taip. Tėvai nepaleidžia. Jie žiūri ir sako, pala, kur tu eini? Tau namuose, tau prie mamos. Tu sakai, ne, aš jau užaugau, aš jau kursiu šeimą, man čia vaikai, man čia vyras. Ir tada bandymas įrodyti, kad aš esu jau užaugusi. O tėvai žiūri į tave ir sako, dar tu būk namuose ramiai. Įrodyti dar, kad aš būsiu geresnė. Taip, geresnė negu mama arba tėtis, kas iš absoliučiai neįmanoma, nes jie visada bus didesnė energija. Vat. Ir tada pastanga įrodyti, kad esi kažkuom, kuom nesi gyvenime, labai daug kelia skausmo. Labai daug veda į patirtis, kurios yra tikrai chaotiškos. Ir sukūrus šeimą, jeigu sukūrė šeimą, berniukas ir mergaitė. Nesuaugus. Ir dar ateina vaikų, tai vaikų darželis gaunasi. Konkurencija dėl dėmesio, visi nori dėmesio, o mamos nėra, tėčio nėra. Toks gaunasi visiškai chaosas. Neužaugta į tos vaidmenis, bet į juos patekta. Bet daug žmonių taip nukeliauja keliu ir mokosi taip, tiesiog. Mokosi gyvenimu. Toks kelias. Taip? Tiesiog toks kelias, taip, nes jis toks yra. Ir jeigu žmogus turi tokį kelią, tokią seką, tai taip. Ne? O kaip tu pasakytum tokiu atveju, prieš kuriant šeimą, ieškot antrojo pusę, kaip suprantu, tu pasiūlintų atkreipdėmėsi į savo šaknis, taip? Aš patarčiau prieš tai užaugti.
užauk. Ir taip, kad iš tikrųjų ateitų vidinis jausmas, kad aš tėvam nenoriu nieko įrodyti, nenoriu nieko parodyti. Aš jaučiu begalinį dėkingumą, aš jaučiu palaimą, kad mano tėvai yra tokie, šiti. Taip. Ir nieko juose nekeiščiau. Vat aš kalbu dabar, žinai, atrodo apie savo tėvelius ir vat man toks visiškas palaimos jausmas, kad jie visiškai tobuli tėvai parinkti man visatos patys geriausi. Ir tada man nebereikia bėgti iš tėvų namų. Aš tiesiog galiu ramiai nueiti. Taip. Man nebereikia rautis, lėkti į užsienį ar dar kažką daryti. Nu, kažkaip įrodyti, kad aš esu labiau užaugus negu esu. Kaip tik manyje yra didelis atidumas apžiūrėti, o gal yra dar kokių neužaugusių vietų, tai aš norėčiau jas užauginti. Ir paklausti tėvų, kad ką jūs matot, ką dar man savyje auginti. Tai yra, iš ramybės. Bet jeigu taip nutiko, kad jau vaikai, tai tada galima kartu auginti tuos vaidmenis, kartu tvarkyti tėvų temą savyje. Galima kartu peraugti tą skausmą ir džiaugsmą. O šeima yra tarnystės vieta. Aš suvokiu taip, kad į šeimą eiti, išpildyti savo tarnystės ir priimti kito tarnystės dėkingume, nuolankume. Aš taip suvokiu. Kurti šeimą tam, kad mes kartu sukurtume tiek daug meilės lizde, kad galėtume pasidalinti tą meilę su pasauliu. Tai yra šeimos priežastis nėra pati šeima. Šeima yra dėl to, kad daugiau duoti meilės pasauliui negu po vieną. Aš taip suvokiu. Tu suvoki šeimą kaip tarnystė, ne? Kaip išpildymas. Taip. Ir va ta pastovi pagalba, tarnystė, tas labai geras žodis. Domėtis, nes savo poreikius aš moku išpildyti. Jeigu aš moku, aš jau turiu atskaitos tašką, kad aš galiu tokiu pačiu būdu, domėdamasi kitų žmogum, išpildyti jo poreikius. Labai, labai gražu. Ačiū tau. O jeigu susitinkam į šeimą su dviem dideliais ego, kurie dar eina evoliucijos keliu, tai kas tada gaunasi? Kova dėl teritorijos, kas gaus daugiau dėmesio. Jeigu aš tau tą daviau, tai tu man ką davei, ar čia teisinga, neteisinga, nuolatinė kova. Ir netgi jeigu sukuriama šeima iš sąmoningumo, iš jau, sakykime, jau tai yra nebe berniukas ir mergaitė, tai jau yra vaikinas ir mergina, vyras ir moteris, taip, kurie jau užpildė vaidmenį su tėvais ir gali kartu kurti, taip? Taip. Ir tai nereiškia, kad nebus skausmo. Gali būti subtilus tas jau skausmas, gali būti subtilus lygmenis. Dvasinis kažkoks tai, skausmas, ar ne, kažkokie derinimai į kampų, misijų, dar kažko. Gali būti įvairiausios patirtis. Mes niekada nežinome. Čia irgi kelias. Irgi kelias. Tik tai jau kitos temos, nebereikia kovoti dėl teritorijos. Nes tiesiog kiekvienas daro savo darbą. Vat kaip darnioj organizacijai. Kiekvienas daro savo darbą. Ir niekas nesirauna į kito. Irgi paklausė auditorija, ar turi dar klausimų, kurie liečiasi santykius, ne? Santykius tarp moterių ir vyrų. Ar gal norit kažką dar paklausti? Ir aš žinau, dar su skausmu santykiuose tarp moteris ir vyrų, vėlgi noriu paprašyti tave, gal kažkokią praktiką, ar kažkokie žingsniukai, kurie galima daryti ir tą skausmą priimti, išgyventi, transformuoti save. Ką galėtum patarti ir tas, kas žiūri ir man? Kai jauti pyktį, taip. Jauti nuoskaudą, jauti susierzinimą, nežinau, įniršį, kažkokius jausmus, ne? Taip. Pasakyti, kaip jautiesi ir pasakyti, kad tu nesi kaltas, kad aš taip jaučiuosi. Tai yra mano reakcija, kuri tik dalinai susijus su tavim. Tai yra mano bagažas, neišspręstas iš praeities. Čia taip gražu. Kaip jums rezonuoja tai, kai sako Smiltė, nes man čia yra wow. Ir kai jisai nėra kaltas, tu sakai, kad tu mane išklausydamas, tu man padedi, tu mane gydai, tu mane gaivini. Bet tavęs aš dabar negalėčiau to išgyventi viena. Ir tuom yra tavo stiprybė. Tu man pakėlei tą temą. Ačiū tau. O vyrams? O vyrai?
jeigu jie jaučia didelius jausmus, jų jausmai yra didesni negu moterų, taip pat kaip ir vaikų jausmai yra mažesni negu moters. Taip. Taip. Tai aš sakyčiau, kad vyrui nederėtų tą pyktį pilti ant moters. Nes jai per daug. Nereikėtų. Man taip atrodo. Aš dar tyrinėju šitą temą, nes kol kas dar einu tuo keliu, sukurti tą pilnavertišką darnų ryšį. Kur vyrams dėti? Jo, tai aš sakyčiau, kad vyras tai turėtų transformuoti. Į veiklą. Transformuoti į veiklą, įsisąmoninti tuos jausmus, iškvėpuoti. Yra kvėpavimo technikos, yra jogos technikos, yra giedojimo technikos, yra krūva technikų, ne? Vipasana kaip technika, taip. Yra krūva technikų, kaip jie galėtų tai transformuoti ir nuolat duoti moteriai atramą. Nes jeigu jis sudės savo tą skausmą moteriai, o kur jai paskui dėti, paskui jinai vėl turi jam atiduoti. Ir gaunasi tada labai sudėtinga. Bet dažnai yra taip pat, jeigu šeimoje abudu yra neužaugę, kad jie pilsto viens kitam tos jausmus. Taip, vyras gali įvardinti, kad vat taip yra, bet ne visą krūvį atiduoti moteriai. Nes man atrodo, kad moteriai yra nepakeliama toksai krūvis. Išklausyti visą. Išklausyti vyro jausmus, nes jie didesni. Vienas vyro žodis gali užpildyti visą moters indą, jausmų indą. Tai aš sakyčiau, kad vyrui dėrėtų jausmus transformuoti, o atgal grąžinti tik tuos jausmus, kurie yra kaip mokymas, ramiai pasikviesti šeimą, aptarti kažkokią temą, perduoti kažkokius svarbius dalykus ir viską daryti, kad ryšys stiprėtų, o negriūtų. Labai. Nes kai moteris sako, kad jinai pyksta, vyras išklauso, jis gali toliau transformuoti, o ne atgal, aš pykstu, kad tu pyksti. Būti viens kitam atrama. Jeigu vaikai negali atsiremti į mamą, taip. O mama negali atsiremti tėtį. Toks gaunasi, tai kaip tada egzistuoti tai šeimai? Chaosas ir gaunasi. Laikytis jausmų subordinacijos. Visatoje yra tam tikra tvarka. Ji buvo iki mūsų, ji yra, kai mes esam, ji bus po to, kai mes išeisim iš šito kūno. Yra tam tikri visatos dėsniai, jų laikytis. Ačiū tau labai. Labai tau dėkinga. Tada ką man parašė Indrė, ką daryti, kaip išmokti priimti kitą, kai kažkokie kito žmogaus veiksmai tave erzina. Taip. Taip, tai mano reakcija. Ačiū tau labai, Indrė, už klausimą. Kaip elgtis, kai kitas žmogus kelia mumyse susierzinimą? Pirmiausiai susierzinimas, taip, tai yra mano reakcija, taip. Jeigu jaučia susierzinimą, sakot, aš jaučiu susierzinimą. Žmogus... Priimti kitą žmogų, moteriai, tai yra pasakyti, kaip jaučiuosi, nes priėmimas vyksta tik išlaisvinus tuos jausmus. Jaučiat susierzinimą, sakot, jaučiu susierzinimą. Jeigu nuoširdžiai išsakysit, jumise atsiras ramybė. Bet mes gaunasi, aš iš savo pavyzdžių galiu pasakyti, kada aš sakau, kad aš jaučiu susierzinimą, vyras ar žmogus, kuriam išsakau, jis kaip automatiškai priema, kaip čia būtų jam išsakyta, kad dėl tavęs. Taip. Kaip, vėlgi, aš mes praeitą kartą irgi apie tą kalbėjau, kaip teisingai, gražiai, su kokia intonacija netgi pasakyti tai, kad tas būtų teisingas būdas. Supranti apie ką? Taip, mokyti vyrą klausytis. Pasakyti, kad yra tokia dalis, man būtina. Taip. Išpasakoti viską, kas manyje dedasi, nepriklausomai nuo to, ar tai su tavim susiję ar ne. Man tiesiog yra toks poreikis. Turi būti susitarimas. Taip. Poroj, fainai būtų atsisėst žmona su vyru, taip. Moteriai pasakyti, kaip jai yra svarbu išsikalbėti. Taip. Ir paprašyti, kad ją išklausytų. Prašau, išklausyk mane. Tiesiog išklausyk mane. Man yra jausmų. Prašau, išklausyk mane. Kada gali mane išklausyti? Dabar aš šiek tiek vėliau. Ir tada vyras žinos, kad jam tiesiog išklausyti. Kartu jisai sužinos, kaip tu jautiesi, kas dedasi su tavim. Nes vyrų gali tikrintis. Tai, ką jis daro, kaip tave veikia. Bet iš tiesų tavo reakcija, jinai tik dalinai su juo susijus. Dalinai, kaip tu sakai. Nes gaunasi ten iš bagažo dar trauki, žinai. Mes savo tą lagaminuką atvežėm į Taip. savo šeimą iš praeities. Ir jeigu jis galvoja, kad visa tai susiję pilnai su juo,
Tai dalinai tiesa. Tai gražiausia ir teisingiausia būtų atsiprašyti, ar ne, prieš išsakant jausmų. Už savo jausmus reikia atsiprašinėti, Aš ar ne? sakyčiau, kad moteriai nereikėtų atsiprašyti už tai, kad jin taip jaučiasi. Nes jinai sako nuoširdžiai tai, ką jinai iš tikrųjų dabar jaučia. Svarbu pasakyti, kad čia... Bet jeigu tik melavai jausmus, tada atsiprašau, kad aš Jo. sumelavau. Taip. O jeigu, pavyzdžiui, tu jauti, tu tada sakai, kaip tu jautiesi, Taip, bet dar pasibrėžt, kad čia nebūtinai pilnai susiję su Taip. tavim. taip. Aš tiesiog Tik taip dalinai. jaučiuosi. Man Tik tiesiog dalinai. taip jausmus iškeltų. Taip. Man labai dar, žinai, dabar iškilo ta tema. Mes tavim kalbėjom, kad jeigu žmogus nori abidėti, kaip ten pasakyti? Įsižeisti, tai čia jo sprendimas. Jo ane? sprendimas yra taip reaguoti. Įsižeisti. Jis tą akimirką negali kitaip reaguoti, nes jam taip reaguojasi. Nu, mes tiksliai iki galo nežinom, kaip čia tie jausmai kyla. Man labai patiko va, tas mūsų pokalbis, gali dabar jo pakartot apie to, kad mūsų pasirinkimas, kaip mes norim dabar jaustis. Ir Taip, kad kitas žmogus, išsakydamas savo jausmą, Taip. jis neturi bijot, ane? Pasakyti, kaip jis jaučiasi, bijot, kad jis įsižeistas žmogus savo Taip. jausmais. taip, Gali vat šitą temą dar, taip. nes labai Taip. aktuali ir man, ir manau kitiems irgi. Parašykit Vengiant- irgi. Vengiant sakyti kažkokius savo jausmus, vien dėl to, kad atrodo, tada kažkas atsitiks baisaus. Bet jeigu aš pasakysiu savo jausmus, Žmogus Nuoširdžiai. įsižeis, nežinau, nutrūks ryšys, nutrūks santykis ar dar kažkas Taip. atsitiks. Taip, Yra tai tokia yra baimė. baimė. Taip. Tada tu žiūri į save, kad čia mano baimė. Tai Mhm. tiesiog mano baimė. Aš bijau. Čia ne prie ko ta žmogaus reakcija. Ir iš vis aš nežinau, kaip jis reaguos. Šito mes niekada negalim žinot, kaip jis reaguos. Taip. Kas jame dabar dedasi. Nes mes esam virpesys, kuris nuolat kinta. Taip. Ir neprisimti atsakomybės už kito žmogaus reakciją. Nes kitas žmogus reaguos taip, kaip jis reaguos. Ir tai yra Dievo valia. Tiesiog jis reaguos kažkaip. Ir dažnu atveju mes prisikuriam savo įsivaizdavimu, kaip jis reaguos, nors jis visiškai kitaip reaguoja. Bet tai tik tai apie mus. Ir tam laisvinti tas baimės. Laisvinti baimės. Nuolat dirbti su baimė laisvinimu, kad galėčiau leisti savo nuoširdžiai sakyti, kaip jaučiuosi ir nieko baisaus nenutiks. Nebijot įsižeisti. Taip. Ane? Ir tai gali būti vėlgi reakcija iš kažkokių praeitų įsikūnimų ar vaikystėje kaip pasiekmė, ar ne, kai Taip. pasakai jausmus ir nueina žmogus. Nu nebekalba, nebežiūri į akis, ten, nežinau, Taip. užsieniaužia, atstumia tave dar kažką. Ne, ir atrodo, kad bus toliau. Taip. Nu, tai tiesiog laisvinti visas tas vietas. Ir duot laiką, nesuprantu. Taip. Išsakyt ir Taip. gal ir pasitraukt kartais reikia. Taip, pasakai jausmus, palieki žmogų ramybėje, jeigu jisai toliau būna, tai Mhm. nebūna. Galbūt jam reikia vyrui nueiti, transformuoti tos jausmus, reikia laiko, žinai, dar kažkaip. Ačiū tau. Nes mes visi esam jautrus, tiek vyrai, tiek moteris, labai jautrus sistema. Taip. Tik tai skirtinga raiška. Ir kai aš susiduriu vat, su to vyru, jautriaja dalim, kai kuriuose vietose jinai daug jautresnė negu moterų. Pavyzdžiui, Mhm. uoslė. Uoslė vyrų yra jautresnė. Tam tikrų būdų jinai jautresnė negu moterų. Tik kitose vietose negu moterų jautrumas. Tai yra, nu, vat, tiesiog leisti savo patirti, kad mes visi esam savaip jautrus. Tik tai tas moteriškas jautrumas gali būti iš to, kad jin labai žaizdota. Nu ir visur jai iškart pataikysi, tik kas iš karto, žinai. Nu, Mhm. per daug. O gali būti jautrumas iš tikrųjų iš to, kad tiesiog tai yra moteriška prigimtis ir viską aš jaučiu. Ir, nu, vat aš patiriu, kai esu partnerystėje, kad jeigu vyras priima neteisingą sprendimą, aš jaučiu, mane gerai. Nu, vat kažką jisai net ne pagal visatos tvarką išpildė. Ir tu išsakai, kad tu jauti, ką? Ir aš sakau, kad aš jaučiuosi nemaloniai, kas vyksta. Nu, ir mes randam, kas vyksta. Ačiū tau labai. Ar turi dar klausimų apie santykius tarp vyro ir moters, apie tą skausmą? Ir mes tada gal perėjimsim į kitą temą. Gerai. Skausmas su vaikais. Taip. Ką tu manai apie šitą temą? Ką mes galim irgi daryti jau šiandien, koreguotis ir kaip elgtis su vaikais, kad ir pačiam nebūtų skaudžiai, ir kad vaikam tas skausmą nesuteiktų.
Su vaikais sakyčiau, kad formulė yra paprasta. Vaikai rodo mus. Ačiū, Indrė, labai. Vaikai rodo mus, tuos, kurie yra šalia jų. Tuo metu. Veidrodžiuoja. 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 Taip. Jeigu vaikai yra įtampoje, blogai jaučiasi fiziškai, emociškai, dar kažkaip, aš tokiu atveju žiūriu į save. Kas manyje vyksta, kad jie įtampoje. Ir jeigu aš randu, kas manyje vyksta, gal jausmų prisikaupia, gal dar kažkas, tai gal kažkur tai nuoskauda kažkokia pakilo. Ir jeigu aš randu ir tai paleidžiu, transformuoju, iškvėpuoju, išdėkoju, darna tarp vaikų. Tai aš imtu, kad netgi tas... Ačiū labai, Justina. Netgi tas toksai, žinai, vaikų ugdymo visokie vadovai, kuo toliau, kuo mano sąmonė labiau atsiveria, aš tiesiog žiūriu, kad tai yra tiesiog ryšys. Vaikus aš suvokiu, kaip tai yra svetimi žmonės, Taip. kurie atėjo per mano kūną ir aš galiu su jais sukurti ryšį. Aš galiu jo nesukurti, bet aš galiu jį sukurti. Mes esam labai susiję šitam įsikūnijime. Mes daug laiko esame kartu ir mums yra duota galimybė augti į meilę kartu. Oi. Tai nėra tiesiog žmonės, kurie kartu gyvena, bet jie gali kartu sąmoningai augti. Ir jeigu aš esu dėkingume jiems už meilės pamokas, aš esu dėkingume už visas patirtis, ką mes patiriam. Taip. Nevertinu, kad čia gerai, blogai, jie taip neturi ar turi kažkaip tai daryti. O tiesiog va tokiam dėkingume. Tada jie man dėkingi. Dėkingi, kad šitas mūsų ryšys yra. Taip. Kad mes Labai kartu šaunu. augame. Taip. Priima irgi kaip dovaną. Taip. Tai yra labai gili kokybė, kurią galima sukurti. Iki 12:30 buvo rezervavusios. Laikas laukia kiti. Ačiū. 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 Tai su vaikais čia priėmimas. Taip. Taip. Priėmimas. Visiškai pilnas. Ačiū labai tau. Šitą temą su vaikais irgi labai irgi tokia, galima daug Taip, apie mes tai jo kalbėti. galėsim eiti atskirai, giliai, kaip, ką, kur, nes čia yra daug niuansų. Bet pagrindinis tai nematyti jų kaip atskirų. Ir kuo sąmonė platesnė, tuo ištirpsta skirtumas tarp savi ir nesavi vaikai. Tiesiog tai yra žmonės, kurie yra šalia, per kuriuos išmokau, patiriu save. Taip pat kaip ir su tėvais, ir su draugais, Taip. ir su antroji pusė, Taip. ir vaikai irgi. Ar dar toks klausimas, dažnai būna, kad tėvai labai orientuojasi į vaikus, į pamirštą gal save, ne? Tikisi kažko, savo, kad neišsipildės savo, ten, pavyzdžiui, gyvenime nori perdėti vaikams. Ir kaip būtų tokiu atveju irgi? Tai yra ego. Ego. Nes jeigu aš nuoširdžiai domiuosi tuo žmogum, vaiku, kuris yra šalia, tai aš nuoširdžiai domėdamasi galiu sužinoti, kas jam svarbu ir koks jis žmogus ir koks jo pasaulis. Taip. O jeigu aš tiesiog perkeliu savo kažkokius tai neišpildytus lūkesčius, Taip. Tai aš skaudinu ir save ir tą žmogų. Dirbt vėlgi su savim. Bet daug dalykų vyksta nesąmoningai. Labai. Tam ir augint sąmoningumą, kad galėčiau pastebėti, ką ir kaip aš darau. Kas man jie vyksta, kai aš kažką darau, kažką kuriu. Aš dar Smintėje noriu dar vieną iš paskutinių gal klausimų. Dėl sociumo, ne? Taip. Tai šiandien minėjai, kad žmonės, jeigu tu man patinki, aš su tavim bendrauju, jeigu tu man nepatinki, aš atsitrauksiu. Ir kaip sociume, ne, tą skausmą irgi priimti, su juo gyventi. Kaip būti su žmonėm, kurie pastovi, tas ratas keičiasi, eina, ateina žmonės ir kaip sociume adaptuotis į irgi tą skausmą išgyventi. Būti nuoširdžiam visada. Kiekvienam pakeleiviui, taip pasakyčiau. Būti nuoširdžiam. Nemeluoti jausmų. O jeigu irgi buvo ir klausimas, jeigu erzina žmogus, Pasakai, jaučiu susierzinimą. bet Ir nereikia nieko neatsitiks. nuo jo atsitraukti ir ten
išmest iš gyvenimo ar dar kažką. Tiesiog sakyt jausmus. Aš taip gyvenu. Kiekvieną. Aš sakau nuoširdžiai, kaip jaučiuosi. Ir tada formuojasi ryšys visur su visais žmonėm. Nuoširdus, gražus ryšys. Ir čia Tada visur. ir kitas žmogus išdrįsta pasakyti, kaip jam. Kaip jam iš tikrųjų yra. Taip. Kai čia pavyzdys. Taip. Tu nuoširdus, Taip. tu sakai tiesą, tu savo nemeluoji, žmogus pamato pavyzdį, ne? Ir jam irgi drąsiau pasakyti. Taip. Ir čia visur, ne? Aš tai sakyčiau taip. Jeigu mes norim gyventi darniai ir branginti kitą žmogų, tai nemeluoti jam jausmų. Kas jisai bebūtų? Klientas, darbas, darbdavys, klientas, darbdavys. verslo partneris, mylimasis, bet kas. Nemeluoti jausmų. Ačiū tau labai, Smiltynė. Labai tau dėkinga. Ačiū tau. Kas mūsų žiūri? Ar turi dar klausimų šitą temą? Tema skausmo pas mus buvo šiandien. Skausmas savo, fizinis, skausmas su santykiuose, su tėvais, su vaikais, su žmonėmis, kurie pastovi aplink mūsų. Ar turi dar klausimų? Ai, mums jau laikas užbaigti. Tai tada gal po laivo. Rašykit savo klausimus, savo komentarus, mes būtinai peržiūrėsim viską ir kitą temą irgi paskelbsim pagal jūsų pageidavimus, ką jums iš tikrųjų būtų įdomu. Ačiū Jums labai, mes tada baigiam, labai dėkinga tau, Smiltė, už atsakymus. Labai gili tema buvo, net toks buvo jausmas, tas skausmas vidinis, labai jautrus, nes supranti, kad taip nedarai. Ir kada matai, ir žinai, ką reikia daryti, žinai, kur eiti. Bet ir baimė atsiranda, nes supranti, kad, kaip nelengva bus, koks įdomus kelias, kaip fainai, bet fainai, kad žinai. Tai labai dėkinga tau, labai dėkinga Jums, kad buvot su mumis. Ačiū Jums. Ačiū. Ačiū tau.